Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Retro Lukas ir šiandien padarysiu paprastą apžvalgą apie Game Boy. Tai va, šis aparačiukas yra tikrai gan senas ir jis buvo išleistas, kaip jau neįprasta girdėti, visų pirma Japonijoje. Tiksli data 2001 metai, kovo 21 diena. Ir jis mane nustebino tom, kad palyginus kaip 13 metų aparačiukui, jis buvo pakankamai galingas. Tai va, buvo 3 versijos, galbūt taip galėčiau pasakyti. Pirma ir mano mėgstamiausia Game Boy Advance, antra Game Boy Advance SP, bei Game Boy Micro. Šį versiją Nintendo pristatė tik 2003 metais, galima sakyti vos ne po 2 metų. Tik Nintendo sugalvojo sukurti naują versiją. SP turėjo savo minusų ir pliusų. Minusai buvo tokie, kad galėjo atsitikti štai taip, o pliusai jame buvo tokie, kad galima buvo reguliuoti apšvietimą, turiuomenyje, kad galėjai jį išjungti ir sutaupyti energijos arba pajungti maksimaliai ir žaisti gan didelio apšvietimu. Prieiname prie Game Boy Micro. Šis aparačiukas buvo išleistas dar po 2 metų, tai yra 2005 metais. Šis modelis turėjo panašumų su originaliuoju Game Boy Advance, nes jis buvo daug mažesnis ir tai suteikė daugiau patogumų žaidžiant. Dabar norėčiau grįžti prie Game Boy Advance ir pasakyti techninius duomenys apie jį. Apytiksliai ilgis buvo 19 cm, plotis 2 cm, aukštis 8 cm. Jis svėrė vos 140 gramų. Ekranas 2,9 colių atspindintis TFT LCD, maitinimas niekom nebuvo ypatingas. 2 AA tipų baterijos. Tai va. Jeigu baterija buvo maksimaliai įkrauta, galėjai pražaisti virš 15 valandų. Procesorius 32 bitų, atmintis buvo 256 ramai. Šiais laikais atrodo tai juokinga, bet tais laikais jau buvo gan nemaža pažanga kaip ir. Ir ekrano dydis 240 ant 160, spalvų palaikymas 15 bitų. Tai va, manau, kad šiai apžvalgai tiek, su jumis buvo aš Retro Lukas. Jeigu patiko, paspauskite prenumeruoti mygtuką. Jeigu dar labiau patiko, pakomentuokite, o jeigu žiauriai patiko, paspauskite like, nes laikai bei jūsų komentarai man yra svarbiausi dalykai. Tai va, ir kaip ir šiam epizodui tiek, laukite kitų, galbūt ne epizodų, jų apžvalgai. Tai va, laukite kitų apžvalgų, jos turėtų jau būti greitai. Ir jo, nusukite į dar 3 awesome kanalus, kurie bus aprašyme. Ir jo, ačiū už jūsų dėmesį ir sėkmės jums. Iki.